Kodėl? Nes yra tiesiog visų pirma tas kamuolys greitas, jisai yra spardomas ir jam reikia didesnės aikštės negu kad stumdomam objektui, kurį galima vadinti kamuoliu kai kuriuose žemėlapiuose. Manau, čia reikėtų sutvarkyti max viewable distance, kitaip sakant, atstumą, kurį galite matyti. Sutvarkysiu, manau, jį kitoje versijoje taip pat ir iškritę žaidėjai arba tiesiog nenorintys žaisti gali čia atsisėsti, pritūpti ir tiesiog stebėti žaidimą tarp dviejų komandų. Suoliukas paprastai yra naudojamas tik tai tada, kai serveryje yra labai daug žaidėjų ir tiesiog jau nesąmonė gaunasi žaidžiant daugiau negu 11 prieš 11 tikrą futbolo žaidėjų komandoje skaičių. Čia taip pat galite išjungti šviesą. Jau gavau pasiūlymą sutvarkyti šią nesąmonę, kad dangus yra šviesus, o žemėlapis yra tamsus. Sutvarkysiu tai, manau, kitoje versijoje. Tiesiog spaudžiant šią mygtuką dar išlys ir stogas, uždarantis dangų. Ne uždarantis, bet taip sakant. Toliau, šioje vietoje, kaip matote, yra tiesiog sudaužoma stiklo vieta, vedant į šaudyklą. Kodėl stiklas, kodėl sudaužoma, kodėl ne tiesiog paprastos durys, nes taip padaryta šiek tiek lengviau antiteroristams, nes šioje vietoje galite įsigyti taip pat ginklų, kaip kad Scout arba MP5. Parodysiu jums. Šiek tiek daužimas ilgiau užtruktų ir CT galėtų išgirsti, kad jūs čia lendate. Todėl tam ir įrengiau šį daiktą, nes būtų tiesiog per daug lengva. Šioje vietoje tik tai patyrę kalėjimo prižiūrėtojai gali atsivesti kalinius ir nebūti nušauti. Jiems reikia tikrai gerai prižiūrėti savo ginklus ir šiuos ginklus, nuo savo galvos suprantama, ir leisti šaudyti tik iš šios taikinius. Taikiniai yra ne vienodu atstumu, kaip suprantate, o lengviausias daiktas pasižiūrėti, ar jūs pataikėte, yra pasižiūrėti kitoje taikinio pusėje išmuštą arba neišmuštą skylę. Nes čia kartais nelabai matosi, ar aš vis dėlto pataikiau, ar čia taip turėjo būti. Ypač kai šauni juodą į juodą. Štai šioje vietoje yra linija, nuo kurios turėtumėte šaudyti. Jūs suprasite, kai ant jos tiesiog užlipsite. Jūs suprasite, kad vis dėlto jūs peržengėt per toli. Taip pat galima stebėti iš antro prižiūrėtojų aukšto šią vietą. Pasižiūrėti, ar kartais netrūksta neišmėtyti ginklai, ar čia nesisukioja teroristai, tiksliau kaliniai, kurių neturėtų čia būti. Ir panašiai. Štai šiomis kopėčiomis galite užlipti ir stebėti veiksmą arba komanduoti esantiems narve. Matyt viskas. Atsisveikinu su jumis ir linkiu gero vakaro.